Sveiki visi, esu Arminas ir šiandien pristatysiu Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos informacinės sistemos sveikatos priežiūros specialistų bei mentorių galimybes. Prieš prasidedant mokymams norėtume papasakoti apie kompetencijų platformos suteikiamą naudą. Taigi, atsiranda vieninga informacinė sistema, kuri rinks visą aktualią informaciją apie specialistų išklausytus tobulinimo kursus, įgytas bei tobulinamas kompetencijas ir tai įrodančius dokumentus. Specialistams nebereikės teikti duomenų į LICREX sistemą, nes tai už juos padarys mokymo organizatoriai. Taip pat kompetencijų platforma supaprastins konkrečių specialistų turimų kompetencijų identifikavimą ir stebėjimą bei trūkstamų kompetencijų tobulinimo planavimą. Taip pat supaprastės ir bendras atitinkamas kompetencijas turinčių specialistų poreikio planavimas. Taip pat kompetencijų platforma kaups informaciją apie specialistų vykdomą profesinę veiklą vienoje sistemoje, todėl atsiranda galimybė tinkamai ir laiku užtikrinti specialistų apskaitą, analizuojant ir planuojant sveikatos priežiūros ir farmacijos žmogiškuosius išteklius. Įstaigos turės teikti profesinės veiklos duomenis į kompetencijų platformą vietoje VLK. Taip pat kompetencijų platforma turės galimybę apklausos būdu gauti bei analizuoti informaciją susijusią su specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimu, specialistų poreikio planavimu. Taigi, galime pereiti prie mokymų. Taigi, mokymų šiandien pradėsime nuo kompetencijų platformos pagrindinio puslapio. Puslapio viršuje matome navigacinę juostelę. Kairėje šios juostelės pusėje matome kompetencijų platformos logotipą, ant kurio galime paspausti ir patekti į šį puslapį. Taip pat dešinėje pusėje matome prisijungimo ikoną, kurią paspaudus pateksime į prisijungimo puslapį. Šalia šio mygtuko pateikiamas mygtukas naujienos, apie kurį papasakosiu truputėlį vėliau. Taip pat truputėlį žemiau tame pačiame puslapyje matome žalią prisijungimo mygtuką, kurį paspaudus pateksime į prisijungimo langą. Taip pat dar truputėlį žemiau matome kompetencijų tobulinimo ir mokymo renginių informacinį bloką. Čia pateikiama informacija apie šiuo metu vykstančius renginius ir renginius, kurie dar įvyks ateityje. Galime paspausti ant bet kurios renginio kortelės ir pateksime į vidinį renginio duomenų peržiūros langą. Taip pat derėtų paminėti, kad navigacijai galime naudoti šią juostelę. Galime paspausti ant titulinis ir sugrįšime į titulinį puslapį. Taip pat tame pačiame informacinėme puslapyje matome mygtuką daugiau tobulinimo ir mokymo renginių. Paspaudus jį patenkame į vidinį renginių sąrašą. Šiame sąraše galime atlikti filtravimą. Galime filtruoti pagal kelis laukelius vienu metu. Šiuo atveju pasirinksiu, kad noriu atfiltruoti tobulinimo tipo renginius. Pasirenkame tipą ir spaudžiame ieškoti. Matome mėlyną juostelę, kurioje pateikiama, kokie filtrai šiuo metu yra pasirinkti. Jeigu norime išvalyti savo filtro pasirinkimus, spaudžiame mygtuką išvalyti. Ir matome, kad sugrįžtame į nefiltruotą sąrašą. Taip pat šis sąrašas turi puslapiavimą, kurį galima patekti į kitą puslapį naudojantis žemiau sąraše pateikiamais burbuliukais. Šiuo atveju šis sąrašas turi tik vieną puslapį. Taip pat matome, kiek duomenų yra pateikiama lentelėje iš viso. Tai indikuoja šis skaičius.
Taip pat puslapiavimą galima naudoti pasitelkiant šitomis rodiklėlėmis. Galime sugrįžti į titulinį puslapį ir aptarti naujienų informacinį bloką. Šiame informacinėme bloke pateikiami šiuo metu sistemoje viešai publikuojami naujienų straipsniai. Taip pat galime paspausti ant naujienos kortelės ir patenkame į vidinį naujienos puslapį. Galime paspausti ant šio teksto ir šiuo atveju atsisiųsime prisegtą dokumentą. Taip pat galime grįžti į titulinį puslapį ir aptarti mygtuką Daugiau naujienų. Paspaudus šį mygtuką patenkame į naujienų sąrašą. Taip pat į šį sąrašą bet kuriuo momentu galime patekti naudodami mygtuką Naujienos. Paspaudus šį mygtuką, šis naujienų puslapis atsidarys naujame naršyklės skirtuke. Taip pat pagrindinėme puslapyje pateikiami kompetencijų platformos partneriai ir puslapio apačioje pateikiami kompetencijų platformos kontaktiniai duomenys. Taip pat dešinėje pusėje pateikiama Facebook ikona, kurią paspaudus pateksime į VAS PVT Facebook profilį. Taigi, galime pabandyti prisijungti prie sistemos. Paspaudus mygtuką patenkame į prisijungimo langą. Prisijungimo lange matome, kad galimi du prisijungimo būdai. Viršuje pateikiamas mygtukas skirtas prisijungti per elektroninius valdžios vartus ir apačioje pateikiamas prisijungimas su elektroninio pašto adresu ir slaptažodžiu, kuris yra skirtas administraciniams ir kitiems sistemos naudotojams. Derėtų paminėti, kad sveikatos priežiūros specialistams bei mentoriams reikia būtinai prisijunginėti per elektroninius valdžios vartus. Šiuo atveju, tik dėl demonstracijos, aš prisijungsiu su elektroninio pašto adresu ir slaptažodžiu. Dar kartą paminėsiu, kad prisijungti sveikatos priežiūros specialistams galima tik per elektroninius valdžios vartus, pasirinkus autentifikavimo būdą ir taip prisijungiant prie sistemos. Įvedus elektroninio pašto adresą ir slaptažodį, spaudžiu mygtuką prisijungti ir prisijungiame prie sistemos. Taigi, matome, kad prisijungę patenkame į vidinį navigacijos langą. Matome, kad navigacinėje juostelėje atsirado varpelio ikona. Paspaudus ant šios ikonos yra išskleidžiamas visų informacinių pranešimų sąrašas. Taip pat galime paspausti ant šios ikonos ir uždaryti šį sąrašą. Taip pat, paspaudus mygtuką atsijungti, išskleidžiamas langas, kuriame rodoma jūsų rolė, jūsų vardas pavardė ir pateikiamas mygtukas skirtas atsijungimui. Pagrindinis navigacijos puslapis yra suskirstytas į keletą informacinių blokų. Taigi matome mūsų pažymėjimų informacinį bloką, matome mūsų turimų kompetencijų informacinį bloką, matome mūsų diplomus, pakopinės kompetencijas, visus šiuo metu vykstančius ir dar ateityje įvyksiančius renginius. Matome nuorodą į globotiniams skirtą sąrašą. Taip pat matome nuorodą į mentoriams skirtą sąrašą. Matome išorinių vertinimo anketų bloką. Matome apklausų bloką. Matome informacinių pranešimų bloką. Ir matome mūsų duomenų bloką. Pirmiausiai mokymus pradėsime nuo mūsų pažymėjimų sąrašo.
Taigi paspaudžiame mygtuką peržiūrėti mano pažymėjimus ir patenkame į pažymėjimų peržiūros sąrašą. Sąrašo viršuje matome mygtuką įkelti pažymėjimą. Paspaudus šį mygtuką patenkame į pažymėjimo registracijos formą. Formoje matome, kad galime užregistruoti 2 skirtingų tipų pažymėjimus. Vienas iš jų yra kiti tobulinimąsi patvirtinantis pažymėjimai ir kitas tipas yra tobulinimasis, kuris nėra patvirtinamas pažymėjimu. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad pasirinkus skirtingą tipą skiriasi reikalaujamų užpildyti duomenų kiekis. Šiuo atveju galime pabandyti užregistruoti kiti tobulinimąsi patvirtinantys pažymėjimai tipo pažymėjimą. Pasirenkame tobulinimo renginio formą, nurodome datą, renginio pradžios datą, renginio pabaigos datą, tobulinimo pavadinimą, pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimą, pasirenkame valstiją, kurioje yra tobulinimo organizatorius, taip pat pagal poreikį pasirenkame, kokią tikslinę programą atitinka mūsų įkeliamas pažymėjimas. Taip pat galime nurodyti, kokią kompetenciją suteikia mūsų įkeliamas pažymėjimas. Taip pat galime pažymėti, kad renginys buvo tarptautinis. Ir galime nurodyti gautas valandas kompetencijų grupių tobulinimui. Derėtų atkreipti dėmesį, kad prie valandų įvedimo pateikiamas laukelis tikslinė klausytojų grupė. Jeigu nurodome bendrosios kompetencijų grupės, tarkime, valandas, tikslinės klausytojų grupės užpildyti mūsų nereikalaus. Jeigu pateiksime klinikinių specialybinių valandų, šiuo atveju tikslinė klausytojų grupė bus privaloma. Nurodžius bendrųjų klinikinių specialybinių valandų kiekį, taip pat tikslinės klausytojų grupės supildyti neprivaloma. Taip pat įkėlimo formoje pasirenkame privalomų temų sandarą, pasirenkame temą, pasirenkame valandų kiekį ir spaudžiame mygtuką pridėti. Taip pat nurodome įkelto dokumento registracinį numerį ir įkeliame dokumentą. Įkėlus dokumentą spaudžiame mygtuką išsaugoti. Ir matome sėkmės pranešimą, kad tobulinimąsi patvirtinantis pažymėjimas buvo sėkmingai pridėtas. Taip pat, tokiu pačiu principu galime įkelti ir pažymėjimą, kuris nėra patvirtinamas pažymėjimu. Matome, kad šiuo atveju reikalaujama supildyti mažiau duomenų. Šiuo atveju ties suteikiamų valandų kompetencijų grupių tobulinimui skyriumi galioja tokie patys reikalavimai. Jeigu supildome klinikinės specialybinės kompetencijų grupės valandas, tuomet sistema mūsų reikalaus įvesti tikslinę klausytojų grupę. Galime pasirinkti porą reikšmių. Jeigu nurodoma tik bendrosios klinikinės specialybinės arba bendrosios neklinikinės nespecialybinės kompetencijų grupės valandos, tuomet tikslinės klausytojų grupės nurodyti neprivaloma. Taip pat nurodome įkelto dokumento registracinį numerį, prisegame pasirinktą failą ir spaudžiame išsaugoti.
Taip pat matome pranešimą, kad pažymėjimas buvo sėkmingai pridėtas. Taip pat mūsų pažymėjimų sąraše galime aptarti sukauptų valandų skaičiuoklę. Pasirinkus atitinkamą licenciją, kuriai norime skaičiuoti valandas, matome licenzijos išdavimo datą, nuo kurios yra pradedamas skaičiuoti ataskaitinis laikotarpis. Valandų skaičiuoklėje matome, kiek valandų yra privaloma surinkti. Matome licenciją, kurioje yra skaičiuojamos valandos. Taip pat matome atsiskaitomąjį laikotarpį, už kurį yra imami pažymėjimai. Matome sukauptą valandų skaičių iš visų pažymėjimų. Taip pat matome detalizaciją, kiek valandų yra gauta kuriai kompetencijų grupiai. Ir matome, kiek valandų pažymėjimai turi ties privalomomis temomis. Paspaudus mygtuką išvalyti, skaičiuotuvo pasirinkimai yra išvalomi. Taip pat pasirinkus licenciją, apačioje matome sąrašą, kuris vadinasi licencijai priskiriami pažymėjimai. Mėlynoje juostelėje matome, kokiai licencijai šiuo metu yra skaičiuojamos valandos. Ir taip pat matome laikotarpį, už kurį yra naudojami tobulinimosi pažymėjimai. Taip pat yra pateikiamas pranešimas indikuojantis, kad žemiau pateiktų valandų skaičiavimo informacija yra preliminari, nes valandoms skaičiuoti pažymėjimus gali pasirinkti kontroliuojančios institucijos specialistas. Matome detalizavimą, pažymėjimai pagal klinikinės specialybinės valandas. Taip pat matome skirtuką pažymėjimai pagal neklinikinės nespecialybinės valandas. Matome skirtuką pažymėjimai pagal bendrinės specialybinės valandas. Ir taip pat matome skirtuką pažymėjimai pagal privalomų temų valandas. Galime persijungti tarp kiekvieno skirtuko ir matyti valandų detalizavimą. Ties klinikinių specialybinių valandų skirtuku reikėtų atkreipti dėmesį į pažymėjimo turimų klinikinių specialybinių valandų trukmę ir įskaitytinų klinikinių specialybinių valandų skaičių. Gali būti toks atvejis, kad pažymėjimo turimos klinikinės valandos jų yra pažymėjime ir ties kitų stulpeliu pamatysime, kad šios klinikinės kompetencijų grupės valandos yra neįskaitomas ir čia yra pateikiamas nuliukas, kaip ir matome ties šiuo pažymėjimu. Tai reiškia, kad pažymėjimo turimos klinikinės specialybinės valandos yra skirtos kitokiai tiksliniai klausytojų grupiai, kuri netinka pasirinktai licencijai skaičiuoti. Tokiu atveju pažymėjimo turimos klinikinės specialybinės valandos bus perkeltos prie bendrinių specialybinių valandų. Kaip ir matome čia, pažymėjimas neturėjo bendrinių klinikinių specialybinių valandų pats iš savęs, bet yra įskaitomos 2 valandos. Tai tikriausiai šis pažymėjimas ir turėjo anksčiau minėtų klinikinių valandų, kurios yra skirtos kitokiai tiksliniai klausytojų grupiai. Ir šios 2 valandos buvo perkeltos į šią kompetencijų grupę dėl neatitikimo. Toks pats detalizavimas pateikiamas ir kitokiuose skirtukuose. Taip pat po valandų skaičiuoklę pateikiamas visų pažymėjimų sąrašas. Taip pat matome, kad šis sąrašas turi filtravimą. Galime filtruoti pagal kelis filtrus vienu metu. Ir pasirinkus filtrus spausti mygtuką ieškoti. Taip pat matome, kad sąrašas yra suskirstytas į 2 skirtukus.
Vienas iš jų yra tobulinimosi programų pažymėjimai. Tai šiame skirtuke pateikiami pažymėjimai, kurie yra gauti iš sistemoje egzistuojančių tobulinimo renginių. Ir taip pat yra skirtukas įkelti dokumentai, kuriame pateikiami dokumentai, kurie buvo įkelti mūsų rankiniu būdu. Taip pat galime paspausti ant pažymėjimo ir patekti į vidinį pažymėjimo duomenų peržiūros langą. Taip pat galima tą padaryti ir įkeltų dokumentų skirtuke. Paspaudžiame ant pažymėjimo ir patenkame į pažymėjimo duomenų peržiūros langą. Tai būtų tiek ties mūsų pažymėjimų sąrašo ir galime pereiti prie mūsų turimų kompetencijų. Spaudžiame mygtuką peržiūrėti kompetencijų sąrašą ir patenkame į mūsų turimų kompetencijų sąrašą, kuriame galime įkelti rankiniu būdu kompetenciją arba peržiūrėti jau mūsų turimas kompetencijas. Spaudžiame mygtuką įkelti kompetenciją ir patenkame į kompetencijos įkelimo langą. Pasirenkame įgyjimo datą, pasirenkame kompetenciją, nurodome tekstiniu formatu, iš kokios mokymo programos yra gauta ši kompetencija. Ir taip pat įkeliame pasirinktą dokumentą įrodantį mūsų kompetencijos gavimą. Pridėjus duomenis, spaudžiame mygtuką išsaugoti. Matome sėkmės pranešimą, kad kompetencija yra sėkmingai sukurta. Taip pat dėrėtų paminėti, kad jeigu turime aktyvę šiuo metu jau kompetenciją, bandant įkelti ją dar kartą, pamatysime sisteminį pranešimą indikuojantį, kad šią kompetenciją jau turime. Taip pat sąraše matome kompetencijų statusus, matome, kad kompetencija yra aktyvi ir mes ją galime naudotis. Taip pat matome kompetencijos, kurios mes įkėlėme anksčiau ir jos dar nebuvo įvertintos rankiniu būdu. Ir taip pat šiame sąraše galima pamatyti neaktyvią kompetenciją, kas indikuotų, kad šiuo metu mes neturime šiai kompetencijai reikalingos aktyvios licenzijos. Tokiu atveju, pagal šį sąryšį, jeigu yra reikalavimas, kompetencijos statusas yra pakeičiamas į neaktyvus. Taip pat, pasinaudojant šone esančių navigacijos meniu, galime toliau peržiūrėti mano diplomai skiltį. Šiame sąraše matome mūsų turimus diplomus. Galime paspausti ant pasirinktos diplomo kortelės ir patenkame į vidinį diplomo informacijos peržiūros puslapį. Taip pat galime paspausti mygtuką grįžti atgal ir pateksime į buvusį diplomų sąrašą. Taip pat galime sugrįžti į titulinį puslapį ir peržiūrėti pakopinių kompetencijų sąrašą. Spaudžiame mygtuką peržiūrėti pakopinių kompetencijų sąrašą ir patenkame į šiuo atveju patekti į vidinį kompetencijos pakopinės duomenų langą negalime, nes visa informacija yra pateikiama sąrašo informacinėje kortelėje. Taip pat, kaip ir matėme pagrindinėme kompetencijų platformos puslapyje, taip pat ir čia galime peržiūrėti tobulinimo ir mokymosi renginius, kurie vyksta šiuo metu arba dar įvyks ateityje. Taip pat paspaudžiame mygtuką ir patenkame į vidinį sąrašą. Šiame sąraše galioja toks pats peržiūros principas kaip ir pagrindinėme puslapyje. Galime sugrįžti į titulinį puslapį ir peržiūrėti globotiniams skirtą informaciją.
Spaudžiame mygtuką peržiūrėti visą globotinio mentorių sąrašą ir patenkame į vidinį globotinių skirtą informacijos puslapį. Matome, kad šis puslapis yra suskirstytas į keletą kortelių. Matome visas mentorių užklausas, matome mūsų turimus kompetencijų tobulinimosi planus ir matome mums priskirtus kompetencijų įsivertinimo klausimynus. Pirmiausiai pradėsime nuo mentorių užklausų. Galime paspausti ant matomo mygtuko tapti globotiniu ir pateksime į tapti globotiniu formos vidinį langą. Šioje formoje reikalaujama užpildyti pasirinkto mentoriaus vardą ir pavardę, ką galime ir padaryti dabar. Matome, kad sistema pradėjo ieškoti mentorių ir surado mums mentorių, kurį mes norėjome pasirinkti. Pasirenkame mentoriaus licenciją, pagal kurią norime, kad jisai mums mentoriautų. Tuomet pasirenkame savo licenciją, kuriai norime, kad mentorius mums mentoriautų. Tuomet pagal poreikį galime pakoreguoti tekstinę žinutę ir spausti mygtuką išsaugoti. Paspaudus mygtuką matome sėkmės pranešimą ir matome, kad sąraše atsirado naujas prašymas. Galime paspausti ant šio prašymo ir peržvelgti jo informaciją. Matome, kad peržiūrime užklausą tapti globotiniu. Matome mentoriaus vardą ir pavardę, kuriam mes išsiuntėme užklausą. Taip pat matome licenciją, kuriai norime, kad mentorius mus globotų. Ir matome išsiųstą tekstinę žinutę. Galime grįžti į sąrašą ir aptarti matomų prašymų statusus. Matome statusą išsiųsta, tai kaip ir minėjau, išsiuntėme prašymą ir statusas šiuo metu yra išsiųstas. Taip pat turime statusą patvirtinta, kas indikuotų, kad arba mentorius patvirtino mūsų išsiųstą prašymą, arba mes patvirtinome iš mentoriaus gautą prašymą ir prašymas yra patvirtintas. Taip pat tokiu pačiu principu matome atmestus prašymus, tai reiškia, kad arba mes atmetėme iš mentoriaus gautą prašymą, arba mentorius atmetė mūsų išsiųstą prašymą. Taip pat matome prašymus, kurie yra neaktyvūs. Tai yra buvęs mūsų mentorius, šiuo atveju Gabija Gudaitė. Jinai mums mentoriavo mūsų licenciją gydytojos chirurgas. Ir arba mentorius mūsų atsisakė, arba mes atsisakėme mentoriaus. Ir liko įrašas indikuojantis apie šį mentorystės ryšį ir jo neaktyvumą. Taip pat užėjus į prašymą, kurie turi statusą išsiųsta, kartais galime pamatyti prašymus, kuriuos ne mes išsiuntėme, o mentorius atsiuntė mums. Tokiu atveju mes galime arba patvirtinti, arba atmesti prašymą. Patvirtinus prašymą jis taps patvirtintas, atmetus prašymą jis įgaus statusą atmesta. Toliau galime pereiti prie man priskirti kompetencijų klausimynai, nes kompetencijų įsivertinimo klausimynai yra labai glaudžiai susijęs su kompetencijų tobulinimo planais, apie kuriuos papasakosiu truputėlį vėliau. Paspaudžiame ant skirtuko ir patenkame į mums priskirtų kompetencijų įsivertinimo klausimynų sąrašą. Šiame sąraše matome mums priskirto klausimyno pavadinimą, matome, kuriai mūsų licencijai šis klausimynas buvo priskirtas ir matome statusą. Šiuo atveju matome, kad turime klausimyną, kuris turi statusą naują, vadinasi mūsų mentorius mums priskyrė klausimyną ir šis klausimynas laukia mūsų atsakymo. Paspaudžiame ant klausimyno ir patenkame į vidinį jo langą.
matome klausimyno aprašymą ir matome mūsų atsakymų prašančius klausimus. Dėrėtų paminėti, kad klausimai turintys žymę privalomas yra reikalaujami ir kitokiu atveju jūs negalėsite išsaugoti pateiktų atsakymų kaip juodraščio arba jau pateikti galutinį variantą. Todėl šiuo atveju užpildome visus privalomus klausimus. Taip pat matome, kad kai kurie klausimai gali būti atviro pasirinkimo tipo. Tai vadinasi, kad galima rinktis iš keleto pasirinkimų arba pasirinkti laisvą atsakymą tekstu. Dėrėtų paminėti, kad šis galioja visiems klausimams ir jame yra pateikiama, kokio tipo yra šis klausimas. Taip pat galime turėti klausimų, kuris susidaro iš keleto teiginių. Užpildžius visus privalomus klausimus, spaudžiame mygtuką išsaugoti. Matome, kad kažko neužpildėme. Vėl bandome spausti išsaugoti ir matome, kad mūsų klausimyno atsakymai šiuo atveju turi statusą juodraštis. Vadinasi, galime patekti į šio klausimyno duomenų peržiūrą, atlikti pakeitimus pagal poreikį ir šiuo atveju pateikti galutinį mūsų klausimyno atsakymų variantą. Paspaudžiame pateikti ir mūsų papildomai paklausia, ar tikrai norime pateikti klausimyną. Arba galime paspausti mygtuką atšaukti ir šis langas bus uždarytas. Paspaudus mygtuką pateikti klausimyną, pamatome sėkmės pranešimą, kad kompetencijų įsivertinimo klausimynas buvo sėkmingai atsakytas. Ir matome, kad mūsų klausimynas turi statusą pateiktą. Taip pat galime užeiti į vidinį langą ir peržiūrėti buvusius atsakymus. Toliau galime pereiti prie mūsų kompetencijų tobulinimo planų. Matome, kad tobulinimo planų sąraše pateikiami mūsų turimi planai ir pateikiama informacija. Tai yra mentoriaus vardas ir pavardė. Matome, kuriai mūsų licenzijai yra skirtas tobulinimosi planas. Matome unikalų tobulinimo plano numerį ir matome tobulinimo plano statusą. Tobulinimo planai gali turėti keletą statusų. Pirmas iš jų tai yra pateiktas. Tai šis statusas indikuoja, kad atsakius mums pateiktą kompetencijų įsivertinimo klausimyną, mentorius, remdamasis šio klausimyno atsakymais, supildė mums tobulinimosi planą ir šis planas reikalauja mūsų peržiūros. Galime užeiti į plano vidų, matyti mūsų anksčiau pateiktus atsakymus, kurie buvo skirti įsivertinti mūsų kompetencijų lygį. Ir apačioje matome komentarus iš mentoriaus, indikuojančius, ką mums reikėtų tobulintis. Matome, kad mentorius mums pažymėjo, kad turime tobulinti klinikinių specialybinių kompetencijų sritį šioms pateiktoms licencijoms. Ir matome laisva forma pateiktą mentoriaus komentarą. Tokiu atveju galime spausti mygtuką nurodyti sprendimą. Ir čia turime porą pasirinkimų. Jeigu šiuo atveju paspausime mygtuką tvirtinti planą, planas bus galutinai patvirtintas ir įgaus statusą patvirtinta be pakeitimų. Paspaudus ir patvirtinus planą, daugiau jokių veiksmų su planu atlikti negalėsime. Taip pat, jeigu pradėsime rašyti komentarą, matome, kad mygtukas pasikeitė į grąžinti koregavimui. Šiuo atveju, jeigu paspausime šį mygtuką,
Šis planas bus atmestas ir įgaus planą grąžintą korekcijoms. Tokiu atveju mentorius galės atlikti pakeitimus ir planą arba patvirtinti be pakeitimų, arba patvirtinti planą su pakeitimais, arba planą iš viso atmesti. Matome keletą variantų, kokie gali būti mūsų tobulinimo planai. Matome patvirtintą tobulinimosi planą. Ir matome, kad šis planas turi versijų. Tai indikuotų, kad šis planas buvo grąžintas taisymui, buvo pateiktas komentaras, kad norime kažkokių pakeitimų. Matome anksčiau mūsų pateiktą komentarą ir matome, koks tobulinimas buvo skirtas mums. Šiuo atveju matome jau naujesnę versiją ir matome, kad buvo atlikti pakeitimai. Todėl ir planas gavo į statusą patvirtintas. Taip pat matome tobulinimo planus, kurie turi statusą netinkamas. Tobulinimo planas gali įgauti šį statusą keletą skirtingų būdų. Vienas iš jų tai yra būtų, kad gavus planą mes jį grąžinome pakeitimams ir mentorius, nenorėdamas nieko keisti, tiesiog atmetė planą. Tuomet antras atvejis gali būti, kad planas turėjo statusą patvirtintas, tuomet mums vėl buvo priskirtas kompetencijų įsivertinimo klausimynas, vėl mes jį atsakėme, mentorius jį supildė, pateikė mums ir mes jį patvirtinom. Tokiu atveju anksčiau tai licenzijai turėtas tobulinimo planas, kuris galiojo, pavirsta į netinkamą. Automatiškai paliekamas galioti naujesnis planas. Taip pat trečiasis atvejis, kuomet planas gali tapti netinkamu, tai yra, kai mes atsisakome mūsų mentoriaus. Taip pat galime sugrįžti į titulinį puslapį ir peržiūrėti visą tobulinimosi procesą iš mentoriaus pusės. Spaudžiame mygtuką peržiūrėti visą mentoriaus globotinių sąrašą ir patenkame į mūsų globotinių sąrašą, kuriuos mes turime. Matome užklausas, tai kaip ir buvo anksčiau minėta, turime atmestą prašymą, turime prašymą, kurį mes galbūt išsiuntėme arba gavome. Šiuo atveju užėjus matome, kad šis prašymas reikalauja mūsų patvirtinimo. Tai indikuoja, kad šį prašymą atsiuntė koks nors globotinis mums, mūsų patvirtinimui. Taip pat matome patvirtintų prašymų ir taip pat matome neaktyvų prašymą. Taip pat galime paspausti ant skirtuko mano globotiniai ir patenkame į mūsų šiuo metu turimų globotinių sąrašą. Šiame sąraše rodomi tik tie globotiniai, kurie turi statusą patvirtintą. Taip pat mes galime paspausti ant globotinio ir pateksime į vidinį jo duomenų peržiūros langą. Taip pat šiame lange mes galėsime peržiūrėti šio specialisto tobulinimosi pažymėjimus, kuriuos jis turi. Galėsime sąrašą matyti dviem skirtingais pjūviais. Galėsime užeiti į vidinį pažymėjimo peržiūros langą ir taip pat atlikti filtravimą. Taip pat galėsime peržiūrėti mūsų globotinio turimas kompetencijas, turimas pakopinės kompetencijas, turimus diplomus, peržiūrėti specialisto profesinę veiklą, tai yra pasižiūrėti, kokiose įstaigose jisai dirba šiuo metu, peržiūrėti kontaktinę informaciją, pateikiamas specialisto adresas, kurį jis buvo užpildęs, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas, šiuo metu specialisto turimos kvalifikacijos ir specialisto pilietybės šalį. Taip pat galime patekti į skirtuką išorinio vertinimo anketos ir peržiūrėti išorinio vertinimo anketas, kurias buvo išsiuntęs mūsų globotinis savo pacientams, kolegoms arba kokiu atveju kitam vertintojo tipui. Galime peržiūrėti šios anketos statistiką. Matome, kad turime vieną išorinio vertinimo anketą, kuri yra skirta kolegoms vertinti. Ir paspaudus ant jos galime patekti į vidinį informacijos peržiūros langą. Matome taip pat vertintojo tipą. Matome, kiek respondentų atsakymų reikia surinkti, kad šios apklausos statistika taptų atvira ir galėtume ją peržiūrėti. Taip pat prie kai kurių klausimų galime persijungti tarp peržiūros tipo. Taip pat galime grįžti į sąrašą mentoriui ir peržiūrėti mūsų globotinių kompetencijų tobulinimosi planus. Matome, kad sąraše turime vieną planą, kuris turi statusą netinkamas. Tai šis indikuotų, kad planas galbūt buvo gražintas pataisimui ir mes jį atmetėme. Galbūt tai buvo anksčiau galiojęs planas, kuris tapo negaliojančiu po to, kai buvo sukurtas naujas planas ir jis buvo patvirtintas. Galime užeiti į plano duomenų peržiūros langą. Taip pat galime pasižiūrėti į tobulinimosi planą, kuris turi statusą naujas. Šis tobulinimo planas su tokiu statusu atsiranda tuomet, kai mūsų priskirtas kompetencijų įsivertinimo klausimynas mūsų globotiniui buvo atsakytas ir susikūrė tobulinimosi planas, kurį reikia užpildyti. Matome mūsų anksčiau priskirto kompetencijų įsivertinimo klausimyno atsakymus, kuriuos pateikė mūsų globotinis. Matome jo atsakymus ir tuomet plano apačioje galime pasirinkti, ką tobulinti reikėtų mūsų globotiniui. Pasirinkus bent vieną kompetencijų grupę, yra pažymėjus varnele ir parašius komentarą, ką reikia tobulinti, galime mūsų tobulinimo planą išsaugoti kaip juodraštį ir sugrįžti prie šio pildymo vėliau arba pateikti mūsų užpildytą planą. Taip pat galime peržiūrėti planą, kuris yra grąžintas taisymui, kas reikštų, kad mūsų priskirtas globotiniui planas buvo grąžintas taisymui ir mūsų globotinis reikalauja pataisimų. Matome, ką mes anksčiau buvome supildę jam tobulintis ir matome mūsų globotinio paliktą komentarą, ką reikėtų keisti jo atžvilgiu. Šiuo atveju galime padaryti 3 pasirinkimus. Galime iš karto spausti atmesti ir šis tobulinimo planas bus atmestas ir jo daugiau koreguoti negalėsime. Taip pat galime atlikti kokias nors korekcijas ir spausti patvirtinti. Tuomet planas būtų su statusu patvirtintas. Arba galime nieko nekoreguoti ir spausti patvirtinti. Tokiu atveju mūsų išsaugotas planas įgautų statusą patvirtintas be pakeitimų. Taip pat galime peržiūrėti skirtuką visi kompetencijų įsivertinimo klausimynai ir aptarti, kaip jie veikia.
Patekus į sąrašą, matome visus sistemoje egzistuojančius kompetencijų įsivertinimo klausimynus. Galime paspausti ant bet kurio klausimyno ir patekti į vidinį jo duomenų peržiūros puslapį. Peržiūrėjus klausimyną ir nusprendus, kad jisai tinka pateikimui mūsų globotiniui, galime tą klausimyną priskirti, paspausdami mygtuką priskirti kompetencijų įsivertinimo klausimyną. Paspaudus mygtuką, sistema prašo pasirinkti, kokiam specialistui, tai yra kokiam globotiniui ir kokiai globotinio licencijai mes priskirsime klausimyną. Ir pasirenkame klausimyną, kurį priskirsime. Spaudžiame mygtuką priskirti. Ir šiuo atveju matome, kad nepavyko priskirti kompetencijų įsivertinimo klausimyno. Taip yra todėl, kad šiuo metu galbūt jau yra priskirtas kompetencijų įsivertinimo klausimynas, kuris nesulaukia globotinio atsakymo. Tuomet kitas atvejis gali būti, kad buvo priskirtas klausimynas, jisai buvo atsakytas ir yra susikūręs tobulinimo planas, kurio mes dar nesame supildę. Tuomet gali būti klausimynas, kuris dar yra derinimo, tai yra tobulinimosi planas, kuris yra derinimo procese. Ir tokiu atveju priskirti klausimyno mes negalime. Šiuo atveju taip pat neleido priskirti klausimyno, nes taip pat tikriausiai turime jau galiojantį arba derinimo procese egzistuojantį tobulinimosi planą ir mums neleidžia toliau kurti daugiau tobulinimosi planų. Nes kaip ir minėjau anksčiau, tobulinimosi planas susikuria tokiu atveju, kai priskirtas klausimynas buvo atsakytas mūsų globotinio ir susikūrė tuščias tobulinimosi planas, kurį mes turime supildyti. Taip pat galime peržvelgti išorinio vertinimo anketas iš specialisto pusės. Spaudžiame mygtuką peržiūrėti visas anketas ir patenkame į anketų vidinį langą. Matome, kad sąrašas yra išskirstytas į 2 skirtukus. Viename skirtuke pateikiamos išorinio vertinimo anketos, kitame skirtuke pateikiama išsiųstų išorinio vertinimo anketų statistika. Galime peržiūrėti pasirinktą sistemoje egzistuojantį išorinio vertinimo anketą ir matome visus pateikiamus šio klausimyno klausimus. Nusprendus, kad šis klausimynas mums tenkina pagal vertintojo tipą, tarkime, norime, kad išsiųsti anoniminį vertinimo anketą šiuo atveju šeimos gydytojui, galbūt gali būti pacientui siūsime arba kolegai, mentoriui, išsirenkame klausimyną ir spaudžiame šalia esantį mygtuką, kuris atidaro išorinio vertinimo anketos išsiuntimo langą. Šiame lange įvedame elektroninio pašto adresą, kuriuo norėsime, kad būtų išsiųsta išorinio vertinimo anketa. Taip pat galime vienu metu išsiųsti šią išorinio vertinimo anketą keliems vartotojams. Nurodžius elektroninio pašto adresą ir išsiuntus išorinio vertinimo anketą, jūsų kolega, pacientas, mentorius ar kitoks vertintojo tipas, kuriam siūsite išorinio vertinimo anketą, gaus elektroninį laišką, kuriame bus pateikta nuoroda į anoniminę išorinio vertinimo anketos užpildymo formą. Taip pat galime koreguoti elektroninio laiško temą ir galime koreguoti tekstinę žinutę, kuri bus pateikta anksčiau paminėtame elektroninėme laiške. Atlikus visus pakeitimus ir įvedus reikalaujamus duomenis, spaudžiame mygtuką patvirtinti. Išsiuntus išorinio vertinimo anketą,
Ji iš karto atsiranda išsiųstų išorinio vertinimo anketų statistikos skirtuke. Matome, kad buvome anksčiau išsiuntę 2 anketas. Galime paspausti ant anketos ir pasižiūrėti jos duomenis. Šiuo atveju matome, kad ši išorinio vertinimo anketos statistika reikalauja bent vieno respondento tam, kad jos statistika būtų atrakinta ir kad ją galėtume peržiūrėti. Tai indikuoja šis informacinis pranešimas. Galime grįžti atgal ir pabandyti peržiūrėti kitą anketą. Šiuo atveju taip pat matome, kad yra reikalaujamas bent vienas respondentas. Ir matome, kad surinkus vieną atsakymą iš vieno asmens, jau galime peržiūrėti šios anketos statistiką. Taip pat, kaip ir buvo kitose anketose, prie kai kurių klausimų galime peržiūrėti ir perjungti formą, kurią norime peržiūrėti mūsų klausimą. Taip pat galime grįžti į titulinį puslapį ir šiuo atveju pereiti prie apklausų. Spaudžiame mygtuką peržiūrėti apklausas ir patenkame į apklausų sąrašą. Šiame sąraše pateikiamos apklausos, kurios šiuo metu yra priskirtos jūsų atsakymui administracinių vartotojų. Matome, kad apklausa turi statusą nauja ir turime 3 tokias apklausas. Ir matome paskelbimo datą, kada ši apklausa buvo paskelbta. Paspaudžiame ant pasirinktos apklausos ir patenkame į vidinį jos langą. Taip pat, kaip ir buvo minėta anksčiau, visose apklausose privaloma atsakyti į visus privalomus klausimus, norint anketą išsaugoti kaip juodraštį arba pateikti jos atsakymus. Atsakome į privalomus klausimus ir pabandome išsaugoti apklausą kaip juodraštį. Spaudžiame mygtuką išsaugoti ir matome, kad mūsų apklausa įgavo statusą juodraštis. Šis statusas indikuoja, kad galime peržiūrėti tokią apklausą, ją koreguoti ir pateikti savo sprendimo atsakymus. Spaudžiame mygtuką pateikti ir sistema mūsų klausia, ar mes tikrai norime atsakyti, tai yra pateikti atsakytą apklausą. Spaudžiame pateikti apklausą ir matome, kad mūsų atsakyta apklausa įgavo statusą pateikta. Tokį statusą turinčios apklausos visuomet lieka šiame sąraše ir visą laiką galėsite peržiūrėti šios apklausos atsakymus, kokius buvote pateikę anksčiau. Spaudžiame mygtuką grįžti atgal ir patenkame į apklausų sąrašą. Jeigu visgi į apklausą nespėtumėte atsakyti ir jos galiojimas sistemoje pasibaigtų, tokios naują statusą turinčios apklausos dingtų iš šio sąrašo, todėl nenustebkite. Taip pat turime dar 2 informacinius blokus, kuriuos reikėtų aptarti. Tai yra sisteminiai pranešimai. Matome šiame informacinėme bloke krumpliaračio ikoną. Paspaudus ant jos atidaromas pranešimų siuntimo nustatymų redagavimo langas, kuriame klausiama 2 klausimų. Pirmasis iš jų tai yra, ar norime gauti sisteminius informacinius pranešimus. Ir antrasis klausimas, ar informacinių sisteminių pranešimų kopiją norite gauti į elektroninį paštą. Jeigu pasirinksime, kad informacinių pranešimų gauti nenorime, tuomet yra antrasis klausimas, liks nužymėtas ir jo pasirinkti negalėsime. Jeigu pirmasis klausimas yra atsakytas kaip taip, pažymėta varnele, tuomet į antrą klausimą galime pasirinkti, ar norime gauti kopiją į elektroninį paštą ar ne.
Šiuo atveju pasirinksiu, kad kopijos į elektroninį paštą nenoriu gauti. Ir atlikus pakeitimus paspausiu mygtuką išsaugoti. Matome pranešimą, kad nustatymai buvo sėkmingai išsaugoti. Tuomet informacinių pranešimų bloke galime paspausti mygtuką peržiūrėti visus pranešimus ir patekti į pranešimų vidinį langą. Šiame lange matome visus mūsų informacinius pranešimus, kuriuos esame gavę. Žalias tekstas pateikiamas pranešime indikuoja, kad galime paspausti ant šio teksto ir priklausomai nuo pranešimo tipo patekti į kokį nors informacijos peržiūros langą. Šiuo atveju matome pranešimą, kad specialistas Tomas Petrauskas atsakė į savęs įsivertinimo klausimyną, kurį mes buvome jam priskyrę. Todėl šiuo atveju paspaudus ant klausimyno pavadinimo mes pateksime į globotinio atsakyto klausimyno duomenų peržiūros langą. Toks pats principas galioja ir visiems kitiems sisteminiams pranešimams. Ir paskutinis informacinis blokas, kurį turime, tai yra mano duomenys. Šiame informacinėme bloke pateikiami mūsų kontaktiniai duomenys. Galime paspausti mygtuką redaguoti duomenis ir pateksime į duomenų redagavimo langą. Čia galime koreguoti mūsų kontaktinį adresą, kuriame gyvename. Galime koreguoti telefono numerį ir koreguoti savo elektroninį paštą. Atlikus pakeitimus galime spausti mygtuką išsaugoti ir mūsų kontaktiniai duomenys bus išsaugoti. Matome pranešimą, kad kontaktiniai duomenys buvo sėkmingai atnaujinti. Norint grįžti į sistemą, prašoma prisijungti iš naujo. Kadangi peržiūrėjome visas sveikatos priežiūros specialisto arba mentoriaus galimybes, todėl būtų tiek ties mokymais ir ačiū Jums.